Šiandien sumasčiau, kad naudosiu savo rytiniai veido rutinai korejietiškus produktus, išskyrus toniką. Nes, tiesiog mano pamilti produktai eina į pabaigą. Tai dabar, kai turiu korejietišką kosmetiką ir galiu ją naudoti, išskyrus toniką, bet tikiuosi, kad dar atsiras ir tonikas, tai todėl aš ir pasirinkau naudoti korejietišką kosmetiką. Taigi, apie kiekvieną šitą produktą, kurį naudosiu, tai jums aprašysiu aprašymą, kuo jie naudingi, ką jie daro. Taigi, pirmasis yra toniką, matėt, jau naudojau, tai iš Fontanavy linijos, kur buvo. Galbūt atsiras, labai tikiuosi. Na ir korejietiškas, tai Patch Holic, tikiuosi taip ištariau, serumas su hibiškus arbata ir su kolagenu. Netgi mačiau, kad jis yra priešraukšlinis ir labai gerai žmonėms, kurie turi didelės poras. Tai kaip aš turiu. Na tai, pasitepkim, ant kojų. Ant kojų serumo gal nereikia. Na tai, kvepia labai skaniai. Čia, mačiau, reikia įtapšnoti. Toks kaip vandenukas, sakyčiau. Šiaip naudoju pirmą kartą, jau turiu kažkur savaitę. Bet naudoju pirmą kartą. Štai. Tai aprašyme aš jums parašysiu šiandien apie abudu produktus šios. Bet jėga yra tai, kad jis netgi ir su kolagenu. Ir viskas įsigeria. Tai labai super, kad greitai įsigeria. Ir nereikia per daug laukti. Ir galima jau naudoti kremą, kuris yra drėkinantis. Ir beje, šitą kremą galima naudoti ir ryte, ir vakare. Ir dar labai įdomu tai, kad šitą kremą galima naudoti netgi kaip naktinę kaukę. Tai kai užsidedat didesnį kiekį, tai tiesiog einat miegot su juo ir jisai veiks jums kaip naktinė kaukė. Ir žinot, kaip visada, kaip tepam, tai nepamirštam ištepti ir kaklą. Kvepia labai skaniai. Na ir pažiūrėsim, kaip jisai veikia. Tai dabar aš nusprendžiau naudoti būtent korejietišką kosmetiką, kad pataupyti